Sveiki, čia mes Pilionė kalba. Ir mes čia reportažo pranešėjai Adrija ir Karolis. Adrija, kas gero įvyko apie šį savaitgalį? Šį savaitgalį 5 klasės mokinė Saulė ir Dimiana dalyvavo šokių konkurse Birštone, kuriame šoko 2 šokius ir su abiais šokiais laimėjo po 1 vietą ir gavo geriausio šokio apdovanojimą. Taip pat norime pasveikinti su praėjusiu gimtadieniu 3 klasės auklėtoją Vilmą. Ir taip pat norime palinkėti išlikti tokiai pozityviai ir nuostabiai mokytojai. Trečiadienį iš Lienuvos ir Pakuonio atvažiuoti 10 klasės mokiniai susipažinti su mūsų klase ir užmegzti ryšį. Štai interviu su jais. Esu Jonas iš Pilionos gimnazijos mokyklos 10 klasės ir šiandien atvažiavo pas mus iš Lienuvos 10-okai Benitas. Sveiki. Dabar jo paklausim, kaip mūsų mokykla jums patinka. Nežinau, man tai čia visai smagu, tokia smagios atmosfera. Iš tikrųjų, bendraujantys visi smagu, visi kol kas gerai sutarėm. Bent jau pirmieji įspūdžiai tokie, visi smagiai taip leidžiam laiką, nežinau, man patinka. O ką apie auklėtoją mūsų galvoja? Nežinau, tokia linksma atrodo, visai smagiai taip. Smagu atrodo čia. O mokyklos aplinka? Šiaip gražu čia, man patinka dizainas, iš tikrųjų labai gražu. Ką nesakyčiau, gražiau negu Lienuvai kai kurios detalės, nes pas mus tokia labai modernizuota ir viskas labai balta, čia tokių spalvų daugiau yra ir tikrai smagiau atrodo. Tai gal jau kitais metais kažkas pasirodys visus mokyklai? Iš mūsų mokyklos, manau, tikrai kažkas norėtų atvykti čia, nes tikrai smagi atmosfera, tikrai smagu čia. Turėtų sudominti, kas pabūtų čia, tikrai užsimanytų pabūti ir čia. Gerai, dabar esam ledo arenui ir Angelina, kaip tau sekas čiuožt? Labai gerai sekas, labai patinka. Labai. Man tai sekas Geriau. O Jėzau, kaip pirmą kartą čiuožinėjai? Ne, tikrai ne pirmą, daug kartų čiuožinėjus, tik senai čiuožiau, taip biškį primiršus. Aš matau, kad žiauriai gerai tau sekas. Gerai, ačiū labai. Neriška. Ir su žinia pabaigiam reportažą. Ir susitiksim kitą savaitę. Bet...